Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Po Sveiki. dviejų mėnesių pertraukos Žiedo broliai, paskutinį kartą šiais 2023 metais, kadangi metų pabaiga, mes susmendėm su Jonu padaryti metų apibendrinančią laidą, apkalbėti apie visus trečius metus ir ateinančius 2024 metus. Tai pradėkime nuo 2023 metų apžvalgos Lietuvos šiede, autosporte, nekalbėkime apie ralį ir visus kitus dalykus, bet kalbėkime apie žiedą. Tai sezonas prasidėjo nuo kovo mėnesio, Mugello lenktynių, atsimenam visi, sėkmingo Arda Sainzo pasirodymo. Jonai, trečią, man atrodo, sėdą buvo Arda Sainzas paėmęs, jo, tada, ar antrą? Trečią buvo paėmęs Spa. Tai va, tai pradėsim nuo Arda Sainzo, mūsų mėgstamiausios ekipos su Jonu. Kaip vertini, Jonai, šių metų sezoną? Šiaulių Arda Sainz ekipos. Auksiniai šis sezonas. Manau, šį sezoną reikėtų vertinti tiesiog nuostabus. Komanda iškovojo pirmąją vietą savo klasėje. Tai yra fantastika, nepaisant, kad tikrai tam buvo kai kuriuose varžybose ir labai įnirtingos kovos ir gedimai. Ir nedaug trūko, kad būtų praradę tą pirmąją vietą, nes skyrė tik tai keli taškeliai. Nuo pagrindinių varžovų iš Vortexo. Tačiau Arda Sainzas ir dėka Pauliaus Paškevičiaus, dėka Sumanios Eugenijaus Andrulio taktikos sugebėjo parodyti. Taip, bet aišku, reikia nepamiršti, kad nebuvo šiais metais Leipertų pagrindinių jų konkurentų, šiemet su kuriais konkuruodavo. Taip, nebuvo šiais metais Leipert komandos, tačiau Arda Sainzas parodė, ką gali, ir šiais metais GTX klasėje triumfavo ir labai smagu. Laimėjo lenktynės Monzoje, laimėjo Storylyje, tiesa, galbūt Barcelonoje dėl tam tikrų gedimų nepasisekė, tas pas ir Spatarsoje užimta trečioji vieta. Aišku, ten buvo VDS Racing Adventures, kurie su savo Mustangu yra tikrai ženkliai greitesni buvo, bet 2 taškeliais aplenktas Vortexai ir užimta pirma vieta, kas irgi yra labai smagu. O sezono pabaigoje dar Audrius Butkevičius užėmė prizinę vietą Super trofėjo taurės varžybose, 3 vietą. Tai buvo irgi superinis pasirodymas. Na ir sezonas. Su Palanga net taip gerai, aišku, susiklostė. Palangos lenktynėse Arda Sainzas turėjo ir techninių gedimų su visom aparatūrom. Ir tikrai lėjo iš pradžių jie su ES Motosportu kovojo dėl pirmos vietos, tačiau paskui ir gynimai, ir lietus, ir kai kurių konkurentų. Kontaktai su Jutos komandos Audi sumažino tą intrigą ir Arda Sainzas liko tik tai 5. O 2024 metais Arda Sainzas jau įsipildė jų svajonę per šias šventes ir Arda Sainzas startuos, matot, juodą automobilį, šalia jų šiųmetinį automobilį, tai yra GT3 klasės Lamborghini Huracan Evolution 2022 metų gamybos. Pirmoji versija, tai Arda Sainzas, man atrodo, 4. Lietuvoje autosporto komanda, kuri keliasi į tą aukščiausiąją GT3 klasę, nes yra Jutos komanda, yra ES Motosportas. Paskui pakalbėsime apie dar vieną ekipą, kurios automobilis nėra, aišku, GT3, bet, bus didelis nuostaba. Tai va, tai štai Arda Sainzas, kurie kitais metais su GT3 Jeigu trumpai apžvelgiant šitą automobilį, tai kažkokių stebuklų ten didelių jame nėra, tik kad jis yra galingesnis už prieš tai buvusį GT klasės. Kažkiek, aišku, geresnė oro dinamika. Jonas iš tikrųjų pasakoja, tikslinėse su Paulium Paškevičium bendravo, tai Paulius jau turbūt matė automobilį dirbtuvėse komandose. Tikrai taip.
Tai va, eikim prie kitos komandos šiais metais, kuri mane labai nudžiugino, tai yra ES Motosporto, Baltijos šalių paso čempionų. Na, turbūt tobulas jiems sezonas. Pirmas sezonas su MG, su Mercedesu, gamyklinė komanda reikia priminti, priklausanti Mercedes MG tai gamyklai. Ir šiemet pirmi metai su automobiliu, kurį beje atsiminkime, kad jį vairavo Nemunas Digilis, tai yra Nemuno Digilio buvęs automobilis. Ir su šito automobiliu sugebėtas užtikrinti laimėtas Baltijos čempionatas ir keli rekordai. Tai turbūt prisiminkim tai, kad šio sezono pabaigoje Ignas Jomantas pagerino Rygos Pikirnieko trasos rekordą, taip pat buvo Reinio Nitešo rekordas, kitas kartus pasiektas, na ir be abejonės turbūt nereikia užmiršti ir Palangos 1006 km lenktynių, kur Mercedesas darė stebuklus. Ir Artisas Fjodorbachas padarė taip, minutė 5:425. Toks šiais metais naujasis Palangos 1006 km lenktynių rekordas. Tai tiesiog yra įspūdinga. Artis Fjodorbach, Jan Magnus, buvęs Formulės 1 lenktynininkas, kurio sūnus startuoja ir dabar Formulėje, ir du lietuviai, Eimantas Navikauskas ir Edvinas Žadeikis važiavo už šitą komandą. Ir labai smagu dėl ES Motosporto, jie šaunuoliai. Kitais metais šiek tiek permaino ES Motosporte, kiek mano žiniomis, tai 1006 km lenktynės jie turėtų startuoti, už šitą komandą turėtų startuoti Lietuvos amerikiečio gyvenančio JAV Tato Karlinsko ekipa Pux Racing, kurie turėjo dalyvauti Dubajaus 24 valandų lenktynėse, bet mūsų žiniomis dėl kažkokių priežasčių finansinių, nežinom, kokių priežasčių jie nedalyvaus. Tai vat, tai šitą ekipą atvažiuoja Lietuvą, bus labai įdomu žiūrėti Tatą Karlinską, Amerikos lietuvį, vieną iš tų daugelio Amerikoje lenktyniaujančių Lietuvos lenktynininkų ar turinčių lietuviškų šaknų, nes ten yra daug, Deividas Matukas yra toks, kas nežinot, lenktyniaujantis IndyCar varžybose, tai vat. Tai man atrodo, ir Naskaris važiavo. Jo, ir IndyCar. Tai vat, kas dar galim paminėti šiais metais įvyko? Nu, įvyko, aišku, ir Jutos debutas ADS-e. Ir tos pačios Aurum lenktynės trikojančios tikrai buvo labai smagu žiūrėti. Ir aišku... Kažkaip vat Jutai gaila nenusisekė šiais metais Palangoje. Jo. Netinkamos taktikos. Lietus neleido jam pakovoti. Lietus tas pas. Tačiau Juta tikrai sėkmingai atstovavo, debutavo ADS-e viename prestižiškiausių čempionatų. Ir Palangoje, nepaisant tų nesėkmių, taigi vis tiek užėmė prizinę vietą. Užėmė 3. vietą. O 2. vietą užėmė Ramūnas Čepkauskas, Nemunas Digilis ir Valteris Zviedris. Nauja komanda. Nu, kokia nauja? Nauja sena, tik tai naujas sąstatas. Ir, Valterio Zviedrio sezonas irgi įspūdingas, laimėtas NES čempionatas, Šiaurės Europos Porsche čempionatas, dalyvavo ir testuose lapkričio mėnesį dėl Super Cup lenktynių, nepavyko, aišku, laimėti. Ten, mano tos prancūzas ar Olandas laimėjo, nepapamenu. Bet labai smagu, ir kiek girdėjau, yra ir kitokių planų, kiek žinau, galbūt netgi ne Šiaurės Europos čempionatas, o galbūt ir kiti planai. Nu, palinkėčiau Valteriui kitais metais galbūt užbandyti tokį kaip UK čempionatą, kur atsimenat, broliai Gilžiniai dalyvaudavo kartu su Juta ir Jutos komandai labai gerai sekdavosi. Yra ir Italijos čempionatas ir panašiai. Kalbant apie Aurumą, ką aš dabar pastebėjau, šiemet labai daug naujų rekordų. Tai beje, šitie 3 klasės rekordą Paulius Paškevičius pagerino, pasiekė naują rekordą GT Open klasėje, Karis Getkaudas su naujos kartos Žineta, dalyvaudamas Manto Matukaičio ekipoje, pasiekė GT4 naują rekordą, pagerino Edvino Žadeikio praeitų metų rezultatą. Pasas Šutonas
irgi naujas rekordas, Bliedžio rekordas, nu, kas gali dar racing.lt prisiminti. O dabar einam prie skaudžiausių avarijų šiais metais. Be abejo, turbūt pirmą vietą, Jonai, Tautvydo Rudoko tam salto. Tikrai taip, kur galėjo baigtis didelę nelaimę. Ačiū Dievui, kad visi buvo sveiki, tiek operatorius, tiek Tautvydas Rudokas buvo sveiki. Netgi yra video įdėtas Avarų, net ne video, iš tikrųjų. Tai dokumentinis filmas toks. Dokumentinis filmas, kuriame yra viskas parodyta, kaip įvyko, kaip jautėsi po to operatorius, išgyveno tuo metu lenktynininkai. Tai buvo viena skaudžiausių turbūt avarijų, bet buvo ir kitų skaudžių avarijų. Viena tai pasibaigė žūtimi. Gal mažai kalbam apie tai, bet Juliaus Satnicko avarija, kuri paskui baigėsi labai žiauriai. Lenktynininkas ilgą laiką gulėjo Kauno klinikose ir šių metų lapkričio vidury mirė. Užuojautą, aišku, artimiesiems dar sykį. Ir po tų lenktynių daug ten ir biurokratinių klausimų, ir kiek supratau, ir federacija kreipėsi į organizatorius. Ten daug yra dalykų, kuriuos nesinorėtų kalbėti. Aišku, buvo ir Ovidijaus Latožos ta avarija, apie kurią mes su Ovidijum kalbėjome. Tai vėlgi, kaip ir sakau, reikia džiaugtis. Buvo ir kitose tragedija, kaip galėjo būti Vokietijoje, Nürburgringe. Taip. Nepasakysiu kelintais metais, bet kai buvo dar 24 valandų lenktynės ir ten žuvo žmonės. Tai va, tai. Reikėtų, aišku, pasitikrinti. O dabar keliaujam prie naujų automobilių. Tai kaip minėjom, kad Science'as su nauju automobiliu startuos 2004 metų sezone. Tuo tarpu Eimantas Nevikauskas paskutiniais metais migravęs nuo ekipų, reikia atsiminti, 22 metais startas su Juta, šiemet su ES Motosportu. Kitas sezonas startuos su savo komanda. Ir jau matote. Galėčiau paminėti dar senesnius laikus, kai jis važiavo su Juto, man atrodo, Dream to Drive komanda, jeigu būdai. Taip. O 2024 metais jis startuos su šituo automobiliu Ferrari 488 Challenger Evolution pirmoji versija. Taip, reikia nemaišyti, kad tai nėra GT3 automobilis, tai yra Challenge klasė. Challenge klasė, arba tiksliau mūsų terminais kalbant. Kitaip sakant, gatvinis automobilis padarytas lenktynam. Taip. Tai yra, sakykime, viešai GT Open klasės automobilis. Ir, kiek žinau, Eimantas Nevikauskas turi planų startuoti ir Baltijos čempionate su šito automobiliu, ir Challenger. Ferrari Challenge, kiek aš irgi žinau. Ir galbūt ir 1600 km lenktynėse, bet šiaip, kas gali, tai pasižiūrėkit jo įrašus. Galbūt Preventik, laikas parodys. BTS GRG Instagramą būtinai pasiekit ir ten tikrai pamatysit labai juokingų įrašų, labai gražių įrašų šventiniu metu, kurie buvo nufilmuoti, nes man atrodo sulaukė ir milijono peržiūrų. Buvo vienas juokelis net su policijos automobiliu, kaip jos Kaune susistabdė. Tai vat. Ir dar viena komanda, kurie labai norėtųsi džiaugtis, kurie prieš šventės paskelbė labai gražiai žinią. Dream to Drive'as šiemet atostogavę, šitie atostogavę nusipirko, kiek žinau, Porsche GT3 Cup 992 versija, kad nesumaišytume su Jutos automobiliais. Tai yra irgi naujos kartos, greitas, dinamiškas automobilis, daug jau pasiekęs. Tai su šito automobiliu jie startuos Kreventike, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, ten, kur vyksta Kreventiko etapai, tai labai smagu už taurą tunylą, bet jau jiems tikrai reikėtų automobilio, greito automobilio, nes, jie turi tos vairuotojus, Edvinas Žadeikį be abejo, yra ir kitų vairuotojų, manau, kad ir tunylai, kuriam tikrai reikėjo tokio automobilio, yra labai smagu, kad Dream to Drive'as turės tikrai naują greitą automobilį,
Ir su kuriuo galės galės siekti. sudaryti konkurenciją Robertui Kupčikui. Jo, Robertui Kupčikui, Valtui Žviedrui, tiesa, nežinia, kaip bus Čiapkos planai kitam sezonui. Kol kas nieko neaišku ir dėl realio jo programos, bet bus labai įdomu. Yra ir daug ir kitų komandų galbūt, gal mes sulauksim vėl užsieniečių. Aurumas kitais metais vyks Liepos 17-20 dienomis, tas registracija dar neprisidėjo. Mes, kaip žinom, kad Pux Racing susitarė su ES Motosportu dalyvauti kartu, o Aurumas vyks 17-20 dienomis. Dėl kitų aš nieko nežinau, registracijos kol kas nepaskelbė dar Jonušis. Tai, bet kiek jau viskas aišku. Dar viena žinia. Po naujų metų prasidės. Po naujų metų. Nors praeitais metais buvo prieš Kalėdas. Tuo tarpu Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatas, nors irgi labai svarbus mums, nes tai yra tas pats kaip ir Bacas, vyks, taip, pirmas etapas, arba nulinis etapas vyks Estijoje, o 2 etapai bus organizuojami Kačerginėje, tai gegužės 25 ir ilgai savaitgalį, Liepos 6 ir Liepos 7 dienomis. Tai vienas lenktynės organizuos Ugnė ir Gintautas Ring Challengers, o antras lenktynės Kačergiai organizuos Latviai X-Sportas. Manau, kad kartu, kaip ir šiais metais, tai bus labai graži šventė, kai kurie galės įsibandyti techniką. Jo, ir šiaip galim pasidžiaugti, kad Nemuno žiedas labai gražiai yra naujinamas. Buvo gauta parama naujam asfaltui. Jo, smagu, bet peripetijos toliau tęsiasi. Daug čia nekalbėsim, apie tai internete buvo daug papasakota. Aš kiek žinau, neviešinsiu, viešinti galima, pinigai bus, techniniam projektui bus, suma aš nesakysiu kokia, ar milijonas, ar 2, ar 3, paaiškės tada, kai bus. Bet tos visos peripetijos, jos tęsiasi, užkulisinės dalykai, šiais metais su Nemuno žiedu gavom tiek daug informacijos, tiek LRT paviešino tyrimą, tiek ten žiniasklaida puolė, galų gale ir buvo ta garsioji spaudos, pavadikim taip, spaudos konferencija Kaune, kur dalyvavo 12 žmonių, atstovai, gali tikrai susirasti, įdėsiu įrašą, kur tikrai daug yra pasakyta ir kiek supratau, techniniam projektui etapais bus tvarkoma ta trasa. Pagal, taip, net ir ministras ponas Jakštas buvo trasoje, tai čia daug nereikėtų, bet labai smagu, kad pono Ramoškos ir pono Janavičiaus idėjos kol kas įgyvendinamos, o žiūrėsim, ateitis parodys, nes 24 metai rinkimų metai Lietuvoje, tai gali vėl viskas aukštyn kojomis apsiversti. Ta pačia federacijai bus rinkimai, Janavičiui pirmą kadenciją jau į pabaigą. Tai vat. O dabar kitų metų tvarkaraštis, tai kaip sakiau, Aurumas Liepos 7-20, Bacas bus vienas etapas Poznanėj. Labai reikėtų pasveikinti Baco organizatorius su tokiu žingsniu. Kad auga ir plečios. Nors blogoji žinia ta, kad mažėja 4 valandų lenktynių skaičius. Bus didėja šiek tiek, bet bus tik tai 3 lenktynės, vienos Poznanėj, 2 Parno trasoje, nebus lenktynių be Kirniekose, tai labai liūdna. Nebus ir Lenkijoje? Lenkijoje bus. Lenkijoje 4 valandos bus, bet nebus be Kirnieko trasoje. Tai šiek tiek yra gaila. Liūdnoka, jo. Liūdnoka, bet manau, kad padidės tikrai Kurventiko komandų Lietuvos, nes labai tikimės ES Motosporto dalyvavimo. Ar kartu, ar atskirai, nežinia, bet aišku, čia ES Motosporto reikėtų klausyti, reikėtų Stepankaus klausyti, bet tikrai norėtųsi Kurventike daugiau Lietuvos komandų. Tai vat, Drip to Drive'as viena iš jų.
žiūrėsim, kaip čia bus su kitom komandom. Ar Designsas keliasi GT3, bet, kaip matėt, iš tų nuotraukų yra ir GTX mašina likusi, arba GT Open klasės automobilis, tai galbūt bus dvi komandos. No, čia jau reikėtų audrius laukti. Laikas parodys. Laikas parodys. Na, Aurumas irgi laukiam, jubiliejiniai metai, kol neprasidėjo registracija, daug čia nereikėtų kalbėti, bet ką girdėjau, tai Pux Racing bus labai įdomu pasižiūrėti. Pažiūrėsim, Nemunas Dagilis gal vėl grįžtų su Mercedesu. Ar Designsai irgi gali būti daug pokyčių. Praeitą sezoną pabaigoje matėm Davidą Josių prisijungusi sėkmingai prie komandos, beje, Davidas šiemet išbandė ir GT3 automobilį, tai turbūt kartu norėtų startuoti. Nebejoju, kad turbūt Davidas liks prie komandos ir šiais metais. Nu, kitais metais. Tai va, tai gal tiesiog galim tiek pasakyti. Aišku, dar laukia daug kitų dalykų, biurokratinių, rinkimai ir panašiai. Tai tokie mūsų laukia 2024 metai. Labai įdomus, labai greiti, labai dinamiški metai ir matysim. Neužilgo jau prasidės ir pirmosios lenktynės Kreventiko. Taip, Kreventikas startuoja šiek tiek anksčiau, Lietuvos komandų Dubajui nebus, kurio lenktynės vyks sausio 20 ir sausio 26-28 dienomis, 2 etapai. Tačiau Lietuvos komandų, kiek žinau, nebus, nes nebent kažkas atsitiks nenumatyto. Jo, arba bus kažkas nenumatyto, arba dalyvaus kažkoks atskiras Lietuvos lenktynininkas. Na, pagyvensim, pamatysim, kovo 22-24 pirmasis etapas Mugelio trasoje. Ten Lietuva turėtų, na, tikėkime, atstovauti kelios ekipos. Tai Dream to Drive'as, Porsche Baltic ekipa. Kiek girdėjau, R-Designs irgi planuoja. Jo, R-Designsas planuoja, aišku, jie jau GTX klasiai nestartuos, bet kaip ir Leipartai, kurie pasuko į GT3. Galbūt Juta prisijungs. Jo, Juta gal prisijungs, gal Ramūno Čepkausko ekipa, na, nors pagyvensim, pamatysim, būtų labai smagu pamatyti ekipų iš Latvijos, iš Estijos ir Aurime tame pačiame. Tai tokie 2027 metai. Kaip tai Latvijoje, Estijoje, su autosportu, tai greitais automobiliais kažkaip tais nebeliko, kad iš tikrųjų gaila. Jo, pas juos toliau dominuoja ralis ir Latvijai tie istoriniai metai, gautas pasaulio ralio čempionatas, manau, dar padidina. Jo, jeigu seniau turėjom dar Flash Racingą, tai po Flash Racingo pasitraukimų išvis nebeliko komandų su greitais automobiliais. Na, išskyrus, aišku, po vienus lenktynininkus, kurie yra kviečiami tokie kaip Valteris. Taip, kaip ir Valteris, kaip ir Reinės. Bet pačių šalies automobilių ir kad būtų ten suformuotos komandos, to nebeliko. Kol kas nieko, Konstantinas Alkojo karjerą jau yra pabaigęs. Nu, matysim, kaip čia bus, aišku, dabar visų įvykiai bus į tą karą, bet neužmirškim ir žiedą. Tai 2024 metai, gražių jums 2024, gražių, linksmų, tikėkime be avarijų didesnių, 2024 metų, žiedo broliai tęs darbus, aš nežinau, kada mes filmuosim kitą laidą. Jo, visiems palinkėsim gražių ateinančių metų, būkit sveiki, laimingi ir viso ko geriausio. Jo, viso. Gražių metų. Ačiū, kad palaikot mus. Viso.